sako. Tai Guten Tag. Hallo? Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. O Jėzau. Ar man vienam hitino nuovargis per paskutinę valandą? Labai kažkaip dabar. Čia turbūt tokia patalpa, kur mygdo. Ar čia patalpa tokia? Aš nesuprantu, nes aš buvau puikios nuotaikos visą dieną ir dabar jau toks... Kaip jaučiatės? Kaip energijos lygis? Energija max, jaučiuosi labai gerai. Vakar man buvo 3 Eurovizija. Nebuvo jokio jaudulio, nepalyginti su Malme, kai tikrai širdis drebėjo pirmą kartą būnant arenoj. Tai vakar buvo labai smagu būti su jumis visais ir dar didesnė kompanija, tai Gabrielius Hild. Pasimėgavau 100% ir labai džiaugiuosi, kad prasidėjo jau tikrai Eurovizijos savaitė. Nenoriu sakyti, kad jį pusėja. Don't. Tai, žodžiu, labai džiaugiuosi vakar diena. Ir tikiuosi, kad ir jums patiko ir kad nesat pavargę per daug. Austėja niuansų turėjo vakar arenoje ten, ar ne, truputėlį? Duodam gal Arnoldui pasisakyti, aš tada... Ir tada pusę valandos Austėjos pasisakymas, gerai. Aš tai nepasakyčiau, kad vakar labai mėgaus, nes mes, kadangi atėjom prie tvoros, man atrodo, 5 valandos iki renginio pradžios, tai buvo visiškai neverta, nes kaip laikas parodė, priešais mane stovėjo va tokiu atstumu kaip Justas, nuo mane stovėjo apsauginis, didelis ir piktas. Kaip aš. Ne toks piktas. Ir aš per jį nieko nemačiau. Ta prasme, aš turėdavau va taip va, sukiot galvą ir man dar mėtė replikas, kad aš mažiau vėliavą mojuočiau. Gerai, gal aš jam porą kartų užvažiau, netyčia tą vėliavą. Gal kažkiek dėl to. Gal dėl to ir piktas buvo dar kažkiek, nežinau. Tai paskui nuėjau į Galiorką, kur žmonės atėjo pusę valandos, man atrodo, iki arenos ir, man atrodo, Į koncertą pusę valandos. jo ir matė, man atrodo, geriau negu aš ten 5 valandas prastovėjęs. Jo, ir dar pridėkim 3 valandas dviračių, dar 3 valandas Eurovizijos, tai turim 100 valandų ant kojo. Seniems žmonėm, kaip aš ir Arnoldas, jau darosi sunku. Po truputėlį. Dinozaurų dalia. Dinozaurų tokia euro dalia. Aš nuėjau miegoti 3 vakar. Šiaip vakar galvau numirsiu pabaigoje dienos. Kažkaip labai sušalom per tą dviračių turą ir man taip per nugarą kirto. Ir tada dar pastovėjom arenui. Tai koncertas virš 2 valandų, dar mes vis tiek atėjom, ne pusę valandos anksčiau, biškį anksčiau, valandą gal. Pastovėjom. Aš paskui tiesiog, kol buvo skaičiuojami rezultatai, kažkur nuėjau, atsisėdau, atsirėmiau kažkur, kaip nabagėlis, tiesiog pasėdėjau. Jo, kažkas su nugara nėra gerai, reiks į euro masažą eiti. Bet tada taip gerai išsimiegojau. Vėl buvo tas atvejis, kai nueini 3 miegot ir aš atsikeliu 8 dažniausiai kažkur tai. Bet šį kartą pavyko užmigti dar. Ir tada iki 11 miegojau. Tai labai smagu buvo ir tai 11 pažadino mane skambučiai, atsidariau, žinučių 40 iš visokių žmonių. Tai šiandien irgi buvo atiduota duoklė Lietuvos žiniasklaidai, pasakysiu taip, iš visų telikų, iš visų radijų ir kaminų ir virdulių lindau turbūt, kad tai smagu ir viskas buvo gerai iki dabar, kol šitoj patalpoj pasėdėjom biškį. Taip apspangau, kad wow, tikiuosi, kad atsigausiu. Gal kaporo čia nėra? Gal, jo, nes mes net duris atsidarėm. Čia yra beje interviu kambariukas, euro kambarys, kur tipo turėtum ateit pasikalbinti, ar pats gali naudoti, nesvarbu kaip naudoji. Bet jo, jeigu užsidarai duris, tai oro visiškai nėra. Čia kondicionieriaus reiktų mažiausiai. Ir čia akustika tokia, kad toks jausmas, kad kaip kažkur po vandeniu, toks triukšmas. Taip, labai keistas jausmas. Ausys lyg ir užgulinėja, nesuprantu, kas čia vyksta. Tai nežinau, ar dar naudosim šitą kambariuką, bet jau kad prisėdom, kad jau susireguliavom kameras, tai tebūnė. Austėja, podcastas prasideda. Taip.
Tai jau... Arnoldas į laikrodį pasižiūrėjo. Gerai, nusistatyk laiko, paskui įdomu, kiek laiko. Šiaip netyčia pažiūrėjau. Nu, bet vis tiek įdomu pažiūrėti. Gerai, tai va, tai šiaip dalį istorijos aš pasakojau jau storiose, tai tikrai pasižiūrėkit, kol tie istorijai nedingo. Na, toks long story short, tai manęs neįleido su 2 vėliavom, nes aš turėjau Lietuvos ir Latvijos vėliavas, kurias Latvijos aš buvau užsisakius būtent tam oficialiam Eurovizijos toj parduotuviai ir dar norėjau Lietuvos nusipirkti, nes ten kaip ir nespėjau, sakykime, užsisakyti. Ir ten tikrai dauguma žmonių tų vėliavų pirko labai daug, ten saujom, galima sakyti, tų vėliavų tikrai turėjo, tai kažkaip, man atrodo, vien dėl to būtų buvę logiška tada pasakyti, kad tik po vieną žmogui galima, jeigu tai būtų tokia tvarka, nes esmė tokia, kad aš paskui nuėjau per apsaugą ir man sako, galima tik vieną vėliavą žmogui. Tada man sako, kad galima į... Bet jau pasakoji viskas storiuose tą patį, tai einam prie kitų, kur dar nepasakoji apie protestus ir panašiai, jo, nes čia tai viskas tas pats, pasiekit Instagram'e Eurodieną ir ten visa ta istorija bus, tiesiog jau labai kartojasi, tai aš dėl to nutraukiu. Istorijos tęsinys toks būtų, kad aš paskui pasižiūrėjau, kad tai net nėra tokios taisyklės, kad tik po vieną vėliavą galima. Ten tikrai tokie darbuotojai nelabai gaudėsi, matėsi ten ir klausė kažko, kaip čia geriau. Tai toks, tikrai organizacija, komunikacija prie arenos, dėl to, ko galima, ko negalima, yra prasta, darbuotojai neapmokyti. Tai tikrai nusivyliau dėl to, tada vėlavau patį renginį. Pirmus 6 pasirodymus mačiau, kur man užstojo tas lankas, kur yra tas scenos priekis, sakykime, po to catwalko. Tai aš paskui tik pamačiau iš tikrųjų tą įėjimą į būtent jau Golden Circle, kuris man ir priklausė. Ir nuo Suomijos pasirodymų jau mačiau geriau. Stovėjau prie pat tos vietos, kur dalyviai po pasirodymo nueina, nulipa nuo scenos, ten yra tokia tvarelė ir ten praeina visų delegacijos. We're in the middle of podcast. Take a picture, it's okay. Yeah, I just want to show someone else what the room looks like. Thank you. Euro nesklandumai. Tai va. Ir būtų viskas smagu dėl to, kad tikrai ir dalyviai labai arti, ir scena labai arti. Nepaisant to, kad ten gal kai kurie pasirodymai ten iš tikrųjų ne taip gerai matėsi, nes taip labai iš šono vis tiek aš viską mačiau. Tai va, bet kuriuo atveju, čia visada galima apie tas vietas kalbėti kažką, bet kas buvo turbūt, kažkokia prasme įdomiausia, tai viskas, kas vyko nuo Izraelio pasirodymo iki, galvoju, turbūt Lenkijos. Tai tikrai ilgą tą laiką, aš kažkaip per Izraelio pasirodymą, aš ten jau taip, tas nuovargis, aš ten nelabai ir kreipiu dėmesio, tada žiūriu, 2 žmonės pradeda rėkti Free Palestine, ten jie taip apsirengė, vienas iš jų su kažkokia rožinė kaukė neaiškia, turi švilpuką, švilpė per tą pasirodymą. Tada... Rožinė kaukė neaiškia. Gal sumaišė kažkoks tie. Tiesiog Švedijos atstovė. Aš irgi pagalvojau apie tai, bet, žodžiu, paskui apsauginis, ten stovintis prie tos tvarelės, ten pagrebė už to švilpuko to žmogaus, nuėmė jam kaukę. Tai irgi toks kažkoks keistas dalykas ir iš tos pusės, nes, jie nebuvo jo kažkokie ten jau super ten agresyvūs ar kažką, tiesiog, rėkavo ir jie trukdė mėgautis šou, bet apart to, tai kaip, jie vis tiek turi poziciją, sakykime, ir aš čia nežinau, ar čia, tarkim, jau draudžiama iš tos pusės. Tai va, bet per Izraelio pasirodymą, paskui per Vokietijos, paskui ten per kokios Belgijos, tai iš vis pusės pasirodymą negirdėjau dėl jų visų rėkimų, nes aš ten stovėjau, irgi taip, kaip jūs dabar sėdit prie manęs. Gal jie Belgai buvo? Taip, ir taip rėkavo, ten paskui kiti aplinkui esantys žmonės irgi ten pradėjo jiems sakyti, kad šiaip tai jūsgi, net maždaug jų retorika dar labai tokia buvo, kad čia visi žiūrovai, kurie čia yra, prisideda prie genocido, nes moka pinigus už bilietus, kurie remia Euroviziją, o Eurovizija čia prisideda prie genocido, nes Izraelis dalyvauja. Tai ir kiti aplinkui esantis ir sako, kad, šiaip tai jūs irgi mokėjot už tos bilietus ir, aš irgi pagalvojau, kad, šiaip tai jie netgi Golden Circle buvo, kur tai yra patys brangiausi bilietai. Tai čia, man atrodo, kažkokia pozicija yra viena, protestuoti yra viena, bet kai tu protestuoji pats iš esmės, darydamas tai, kam pats nepritari, tai čia, toks man kažkaip labai keistas yra. Tai va, čia nekalbant apie kitus niuansus, kad mes irgi Izraelio, pavyzdžiui, nenorime Eurovizijai dėl įvairiausių priežasčių. Tai atsidūriau visiškai tokiuose, tokio, nežinau, įvykių sūkury, kaip čia pasakyti, nuo tos nesklandžios pradžios iki jau šito niuanso, tai
man pasirodymai ir dainos visiškai antrą planą, tiesą sakant, nuėjo. Bet mes gražinkim pasirodymus ir dainas į pirmą planą. Vakaro nugalėtojas. Tavo asmeninis, Gabrieliau. Aš galvoju, kad galima dalinti tą vertinimą į dvi dalis, tai yra pagal jausmus ir pagal protą. Tai asmeniškai pagal mano favoritas, pagal mano širdies balsą buvo Suomija. Jėzau, galvoju, sakys Izraelis, nes tokį įžangą padarei. Okay. Jo, ir iš tikrųjų prisiminiau pernai metus, kai irgi rinkausi, kuo pasidalinti Instagrame pirmiausia ir kas labiausiai patiko, tai buvo Austrija. Tai šiais metais pirmiausia, pirmo pusfinalio buvo Suomija ir vis dėlto aš patikėjau, nors ir viskas atrodo, kaip kalbėjom, kad toks tarsi skandinaviškas plastikas, viskas surepetuota, kiekvienas žvilgsnis, žingsnis žinomas, kada bus, vis tik mane papirko tas pasiruošimas suomių, tikėjimas, ambicija, kad nori laimėti ir aš tikrai apsidžiaugčiau, jei prognozės išsipildytų ir Suomija grįžtų, kad Eurovizija grįžtų į Suomiją, tai žodžiu, labiausiai patiko Suomija vakar. Čia širdis. Taip. O protas? Taip. O protas jau čia irgi bus su Suomija. Tai net nesiskiria. Mano tai Graikija. Vienareikšmiškai mano vakaro favoritė. Labai įdomu matyti reakcijas Lietuvoje. Aš kažkaip galvojau, kad bendriniai, kad paprastai auditorijai, paprastiems žmonėms labai patiks Graikija, nes tikrai tiek daug vyksta, bet žmonės pyksta, sako, visiškas brainrotas. Ir iš tiesų tas pasirodymas tai yra kaip tu scrollintum tiesiog feedą kažkokį tai ir ten tas vyksta. Tai gal ir jo, bet tai labai kokybiškas brainrotas, aš taip sakyčiau, labai gerai sudirbtas. Tai mano ir širdies, ir proto, ir visų kūno dalių nugalėtojai yra Suomija. Čia pacitavai vieną dainą, pasakyk kitą šalį, o norėjai dar kitą pasakyti. Jo. Žodžiu. Visos mano kūno dalis vakar buvo už Graikiją ir atsibudau ryte su Ferto galvoje. Ne, tiesą pasakius, neatsibudau su Ferto galvoje. Atsibudau su In my era, no more errors, just get out of my way. Tai, bet prie šito prieisim. Aš buvau įsitikinęs, kad tu Moldovą sakysi. Kažkaip vakar palyginti su Graikija šiek tiek nublanko Moldova man. O man Moldova buvo. Ir atsimenu, taip gerai užsikūrė tas visas vakarėlis ir mes ten šokinėjom. Ir aš kai šokinėjau ir aš matydavau vaizdą kaip per tą apsauginį, virš apsauginio galvos, tai gal kažkiek dėl to, bet čia buvo, man atrodo, per Moldovą geriausias vaibas. Bet Graikija arenui nepasakyčiau, kad labai ten jau vežė. Man Graikija yra tas pasirodymas, kur reikia žiūrėti per teleką ir matyt ne propso dėžę kažkokią, o visą vaizdą. Tai jo, bet aš išskirčiau Moldovą vienareikšmiai, kaip sakė Maskoliūnas Gerbiamas. Šiaip gal gerai sakai, nes pavyzdžiui iš arenos, jeigu įspūdis, tai aš irgi sakyčiau, kad Moldova turbūt labiau išsitaškiau. Bet dar paskui vis tiek mesgi nenormalų žmonės žiūrėjom visus pasirodymus ir ne po kartą vakare. Tai vat jau iš televizinis vaizdas, tai Moldovos man. Va taip veikia mano galva šiandien. Jesus Christ. Graikijos geriausias buvo. Pustė. Tai aš irgi, jeigu taip, tokiu kažkokiu proto balsu, ar tai kaip, aš ten toks akivaizdus, ar kažkaip, jeigu, kaip ar anksčiau sakyčiau ir taip tau, man visada Suomijos daina pati buvo mėgstamiausia. Ir tai buvo tas pirmas pasirodymas, kurį aš taip jau normaliai mačiau savo normalioj vietoj, daug arčiau negu ten prieš tai buvusios, kur man ten labai užstojo. Ir skambėjo ta daina labai galingai, tai iš esmės, tai vis tiek Suomija mano favoritė šito pusfinalio, bet aš labai norėčiau išskirti ir tokį dalyką, kad man kažkaip būna, po Eurovizijos pusfinalių, būna kažkaip, galvoj pasilieka keli kažkokie niuansai, ar niuansai, ar visas pasirodymas, ar dar kas nors, tai čia kaip pernai, gal ir esu sakius, kad ten kalbėjau apie Ukrainos bekę ir Šveicarijos pasirodymą, tai šiemet irgi turiu tokius du, ir tai yra Graikijos visas pasirodymas ir Alicijos vokalas. Lenkijos pasirodymas buvo kažkas neįtikėtino. Queen. Jo, Lenkija. Nežinau, šiaip ar yra ką kalbėti, mes turbūt jau visuose aptarimuose prieš tai aptarėm ne vieną kartą.
Tobuli kamerų kampai, tobulas visas Nu viskas labai žvaigimas, gerai. Vokalas. Ir mes šiandien su Tadu Paškevičiumi iš LRT kalbėjom apie Lenkiją šiek tiek, kad komisija tai privalo palaikyti šitą pasirodymą. Čia yra komisijos, virš 105 tai tikrai taškų turėtų būti. Gal net arti 200. Ir tada, skaičiuojant Lenkijos diasporą, kur irgi jie, kai jau susimobilizuoja, tai jie be 100 taškų tikrai nelieka. Ir kad Lenkija gali surinkti galiausiai kokius gal net ir 300 arba netoli to, kas jiems turbūt potencialiai atneštų vietą top kokiam 7-ukė, 8-ukė. Jo, ir iš tikrųjų, stebint reakcijas Lietuvoje, mūsų aplinkoje, socialiniuose tinkluose labai maloniai nustebino palaikymas Lenkijai. Ir tai vis tiek turbūt rodo kažkokias tai tendencijas, kur galima sakyti, kad Lenkija turbūt yra šių metų Dark Horse, kur turėjom iš pradžių, kai išgirdom dainą, turėjom tų reakcijų įvairių, bet nebuvo jos... Reakcija buvo NQ. Jo, nebuvo labai jos palankios, bet sutvarkius pasirodymą, kuris atrodo tikrai prabangiai gerai, mes vakar su Amandu žiūrėjom irgi dar kartą pasirodymą ir net palyginom su Nemo platformą tą visą dekoraciją, nes jinai tokia, tarsi tas propsas jisai nieko, nedaro scenoj, nei sukasi, nei šviečia, bet vis tiek kažkaip įdomu žiūrėti ir taip gerai išpildo to, ko dainai trūko, tarkim, Lenkijos atrankoje. Nes jie ir šokėjai stovi, galvoja, kaip jie išsilaiko. Tas kadras, tas toks, kur jinai pasisuka, įsijungia ir už jos ten tų šokėjų tik ketvirtadalis matosi. Tai gerai pastebėjai apie diasporos balsus, tai tikrai gali būti gal net kokių nors... Įdomu, kai buvo 2016 metais, kai Lenkija žiauriai daug gavo televauto taškų. Ir ta daina buvo tokia, irgi, kur sunku buvo nuspėti, ar patiks ar nepatiks, nes buvo tokia jau pasenusi tarsi. Tai gali būti visai malonus siurprizas Lenkijai. Jo, Lenkija slei. Vienintelis realiai visi atspėjo iš esmės 9 šalis ir Eurodienoj mes atspėjom ir lažybininkai atspėjo. Čia visur labai paprastai ir vienas tas nustebinęs numeris buvo Belgija, kuri iš prieš paskutinės lažybininkų vietos. Tiesa, čia tie skirtumai ir procentai jie gana mažai skiriasi, kiek matau jau visai pabaigoj pateko į tą finalą. Bet belgus tai tikrai, kad komisija ištempė, ne kažkas daugiau. Žiūrovai nei pernai, nei užpernai nebalsavo už Belgiją ir čia sakyčiau, nežinau, ar čia buvo prastesnis labai pasirodymas negu pernai ar užpernai. Negu pernai tai tikrai prastesnis. Aš bent jau, man taip atrodo. Aš šiaip, jeigu tu su Lenkija pabudai, tai aš su Belgija ir dainavau ir duše tą dainą ir man iš anksčiau jį jau patiko. Daina gera. Taip, ir jinai tokia radio friendly ir dalinausi anksčiau mintim, kad Delta Goodrem buvo story įsikels vieną dainą, kurią dainavo per visą tą etapą ir rašė, kad jai patinka, tai būtent Dancing on the Ice. Tai galbūt ir komisijų tas palankumas galbūt padėjo, bet finale turbūt žiūrovų balsų daug negaus. Belgija išsitraukė first half. Nėra Nyderlandų, yra Liuksemburgas. Turbūt vienženklis skaičius taškų laukia greičiausiai. Bet aš apsidžiaugiau. Aš sakau, kad apsidžiaugsiu, jeigu Estija pateks, bet dėl Belgijos tai irgi neliūdžiu tikrai. Jo, Estija rip. Lietuva? Winner. Lietuva, winner. Austėja. Bet nebuvo tobulas pasirodymas vakar. Šiaip tikrai labai reikia pagirti vizualinį visą išpildymą. Čia jau esam irgi kalbėję, labai gražiai viskas atrodo, ypač kulminacijų, kur yra kitokių dalykų negu pas mus atrankoj. Bet kalbant apie būtent vakarą, tai nors arenui gal ne taip labai girdėjusi, bet paskui jau kai žiūrėjau, tai tikrai galima būtų kažkiek prisikabinti prie vokalo. Sakyčiau, net ir visa paskutinė minutė, labai jautėsi tas toks įsitempimas balso. Ir toj vietoj, kur jau ten prasideda keistis kalbos, kur dainuoja itališkai, tai buvo ir žodžiai sumaišyti, ir toj vietoj ten ir balsas taip gan nulūžo. Tai buvo tikrai niuansų, čia reikia labai aišku tikėtis, kad pasitaisys per jury show finalo, per patį finalą. Tikrai tikiu, kad tai bus padaryta. Tai bet toks niuansas, bet labai smagu, kad tikrai tokio pasirodymo užteko, kad esam finale ir palaikysim, aišku, finale. Dėl Belgijos dar vienas niuansas, kad
pati daina yra labai kabinanti, mano irgi viena klausomiausių ir aš visada einu su ta mintim, kad ir koks pasirodymas, nu, reikia vis tiek nepamiršti pačios dainos. Nu, čia būna visaip ten. Nebesiklauso to daina dėl pasirodymo dar kažkas, nu, bet šiaip dažniausiai vis tiek. Pasirodymas viena, bet pati daina yra labai svarbu ir man vakar rezultatai, bent jau taip kaip realistiškai, ten neskaitant, kad ten kai kurios šalis neįmanoma, kad nepatektų, tai man buvo tiesiog geriausi, kokie tai galėjo būti. Man Portugalijos gaila, tik tai vietoj Belgijos aš būčiau ją matęs, bet dar prie Lietuvos, Arnoldai. Sakei, po Lietuvos finalo, sakei top 10. Ar vis dar tiki? Ir kaip tau vizualiai pasirodymas? Nes man tai permastant šiandien, tai aš sakyčiau, kad vizualinė prasme, filmavimo, kamerų, apšvietimo, visko, nublemba vienas geriausių Lietuvos istorijoje. Ir apie tai kalbam žmonės ir socitinkluose, net pavyzdžiui tokie garbingi kaip Tomas Sinickis. Dėl top 10. Aš pirmą šitą pasakiau, kad bus top 10, paskui mes, atsimenu, su Austėja taksi net padarėm lažybas, kur Gabrielius perkirto, kur aš sakiau, kad bus. Austėja sakė, nebus. Visko gali būt. Pasirodymas tai man atrodė epic. Tiek iš arenos, kiek aš mačiau, tiek per teliką žiūrint. Man buvo keli žmonės, kur rašė, kad atrodė, kad kažkas ten buvo su balsu, ar ten jis kažką sumaišė, aš nežinau, nieko nepastebėjau, nieko nemačiau, man viskas patiko. Labai artistiškai viskas atrodė, toks kaip muziejus ant Eurovizijos scenos, tie visi tokie mirktelėjimai. Paskui tas mažas šypsniukas prieš nuverčiant šitą skulptūrą. Daug tokių išpistukų, kaip sakei. Ir paskui tas galėtas jo ėjimas į šviesą. Ir paskui nežinau, ar daug kas atkreipė dėmesį ten, kur yra tas ledas. Ir jo atvaizdas tame lede, jis lyg bando ištrūkti iš to ledo ten su rankom parėmęs viršų. Žodžiu, ir tas yra gale vyšnaitė ant torto pasakė ačiū. Nes mes, man atrodo, jau kelius metus negirdėjom iš Lietuvos atstovų lietuviškų žodžių, tai aš priekaištų neturiu, vis dar turiu mažą krislelį vilties dėl top 10, kad nereikėtų Austėjai pirkti oro uoste kažko iki 10 eurų. Tai aš noriu daugiau, viskas bus gerai. Aš kiekvienais metais tikiuosi, kad Lietuvą įvertins komisija finale. Tai galbūt šiemet bus tie metai, kai komisijos duos balų, gal kaip pernai pasisekė Latvijai ir Estijai, kai bent jau matėm tarp mažųjų balų tų šalių pavadinimus. Nes aš tikiu, kad į finalą ištraukia būtent komisijos. Man tiesiog Gabrielius sako, aš tikiu, kad šiemet gal bus tie metai, kai komisija mus ištems ir man skamba, tai kaip kiekvienais metais mes tą patį sakom, pernai Katarsis. Vokalas fantastiškas, vizualiai viskas puikiai, daina unikali, įdomi, privalo komisija tempt. Užpernai Silvestras, kaip užtikrintai dainuoja, jisai daina radio friendly, turėtų komisiją patraukti. Aš tiesiog pasidaviau, aš nebetikiu. Duok Dieve, tai bus, bet aš sakau, aš jau tiesiog pasidaviau, nes tos komisijos nesuprasi, už ką jos balsuoja kartais ir kaip. Bet nemanau, kad mus ištraukia komisija. Aš manau, kad mes finale ir ten esam. Tiesiog mes gal truputėlį suabejojom, kai mus 9 skelbė. Bet manau, kad vis tiek užtikrintai patekom į finalą. Nežinau, kurioje vietoje. Gal net ir 9, sakykime, 7, 9. Bet manau, kad užtikrintai. Manau, kad nebuvo čia kažkoks taškų klausimas ir kad žiūrovai mus nureitingavo, nes vėlgi, žiūrovams buvo ką čia veikti šitą pasirodymą žiūrint. Ir tas siluetas, tas mirksniukas, jo pradžioje, labai juokingas. Man geriausias momentas šiuo metu Eurovizijos kol kas yra Liono ting, tas, wow. Tipo, kur jisai atrodo, kad čia yra kažkoks nežemiškas, kažkoks ateivis, labai baisus, piktas kažkoks, žiūri ten į kažkur toli, nusivylęs visai tada, ting, ir tada vėl tas, žiauriai geras šitas momentas, žiauriai geras. Ir aš dar sakyčiau, kad
Per jury show buvo sudainuota geriau, kas komisijom tikrai turėjo patikti. O dėl žiūrovų tai, na taip, tai yra išskirtinis pasirodymas ir va irgi, kaip sakai, čia gal tas toks va sidabrinis žmogus, kaip robotas, gal tai kartais gali ir atgrasyti žiūrovus, tarkim, gal tokio kažkokio kontakto, tarkim, nuoširdumo ar kažko gal nėra, bet va jo, kaip sakai, tie momentai ten su to mirktelėjimu, dar gal ten nusišypsojimu, kai kuriuo mimikom, taip toliau irgi manau, kad tikrai turėjo būti gerai. Iš tikrųjų, Lietuvos net, aš nežinau, kaip aš tai dabar padarysiu, kaip aš tai nuskambėsiu, mane iš komentarų jūs išjuoksit. Lietuvos pasirodymas yra labai panašus į Graikijos pasirodymą. Nes jame tiesiog visą laiką kažkas vyksta. Tai jisai skulptūrai, tai jisai mirktelna, tai tas ten skrenda per visą areną ir jisai jau išlindęs iš skulptūros, tai tada nespalvotai, tada atsiranda subtitrai, tada atsiranda griuvimas, tada ta pradeda fone figūra kilti, tada jis eina į priekį šviesą, ten viskas, tarsi labai daug vyksta ir dėl to didžiausi komplimentai Lietuvai ir visai komandai. Jo, iš tikrųjų pasirodė, išspausta viskas. Taip. Aš anksčiau galvau, kad mes neturim tų didelių galimybių ar kažkokių tai ambicijų daug būtent laimėti, bet būtent komanda, su kuria dirbo Lionas, padarė tikrai maksimumą. Ir viskas tikrai labai apgalvota ir, sakyčiau, pati stiprioji pusė pas mus yra visie, kad pasirodymas yra su siela. Ir jisai tikrai gali ir sumirksėti, ir nusišypsoti, nes čia jau ką jis be padarytų, čia jo yra stiprioji pusė, tai atrodys, kad taip ir turi būti. Tarkim, ko Suomiai, tarkim, nepadarytų, jie nesugalvotų suklysti, nes tai jau iš karto sugadintų jau. Tarkim, kai ir baigėsi pasirodymas, jie net nesišypso, nes tai dalis pasirodymo būti tokiems tarsi vaidmenį. Va būtent, man pavyzdžiui, trumpai, nepamiršk minties, labai gera mintis, man irgi vakar aš taip žiūrėjau ir galvoju, ar Suomiai bent jau ačiū pasakys žiūrovams, kurie ten už jos ploja labai ir irgi to nėra. Ir man taip kažkaip keistai erzina. Ir tarkim, dar lyginant su Graikija lygiai, taip pat jisai, Akilas galėtų irgi kažką pasirodymo metu, ar suklystų, ar kažkas tai nutiktų, neatrodytų, kad taip ir turi būti, nes tiesiog, tokia energetika sklinda, tai labai smagu, kad sukūrėm tą atmosferą ir... Arba kaip per Italijos repeticiją, kai nugriuvo mergina išsisukdama iš tos suknelės savo, kuri virto Italijos vėliava, ji per pirmą generalinę nugriuvo ir mes tokie, vieni buvo, o Dieve, kas nutiko, o kiti tokie buvom, taigi čia taip turi būti, čia, ta prasme, labai tinka tam visam tokiam goofy pasirodymui, šiaip Italijai linkėjimai, nuostabus pasirodymas ir vėlgi norėčiau, kad dar viena šalis, dėl kurios pergalės aš nepykčiau. Jo, aš galvoju, kad mes, pavyzdžiui, pernai gal irgi šnekėjom, bet ir Estija iššovė į viršų, tai jaučiu, kad gali būti šiemet finaliai irgi Moldova, Italija, tos linksmos dainos, kur tarsi turėtų patikti publikai ir tikriausiai taip ir bus, kad... Matysim. Kas liko 11 vietoj? Arba ko labiausiai gaila? Man tai Portugalijos, tikrai. Vienareikšmiškai, nieko kito man... Juodkalnija prastai sudainavo, labai, tai nežinau, nors mačiau fanai eina iš proto, kad Juodkalnija nepateko ir maždaug jūs čia pasitraukit iš tos Eurovizijos, nafik jūs. Jūs galit padaryti viską geriausiai įmanoma, atsiųst pačią geriausią dainą ir nepateksit į finalą. Ne, tai atsiųskit geriausią dainą ir pateksit į finalą, dabar nebuvo nei daina geriausia. Viskas buvo okei, iš dainos buvo išspausta daug, bet tai toli gražu nebuvo geriausia daina ir dėl to nepateko į finalą. Ir ypač žiūri, jinai labai prastai sudainavo. Vakar irgi nebuvo gerai, beje. Tai vien jau tas, tikrai čia, kai taip prastai dainuoji, tai čia sakyt, kad čia kažkoks nusikaltimas, kad tu čia nepatekai. Kai dainava, tai irgi tokia visada, jinai buvo borderline. Gal ir galėjo jinai 11 likt, nors aš manau, kad Portugalija kažkaip greičiau, bent jau kiek aš matau, kad žmonėm Portugalija patiko. Tai va turbūt tos dvi, ir mes apie tas ir kalbėjomgi daugiausiai, kad... jos gali patekt, kad 10, aš bent jau sakiau, kad mes visą turbūt sakėm, kad 9 kaip ir aiškios, tada aš, pavyzdžiui, sakiau, kad 10 greičiausiai bus Portugalija, nors ten aš sakiau, gal ir ten ar Juodkalnija, ar Estija, tai visgi vietoj jų buvo Belgija. Tai čia irgi tokia mintis, kad aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi visai, kad atspėjau 9 iš 10 ir dėl to 10, vienos nespėjau, dėl kurios ir net nebuvau užtikrinta. Tai man atrodo toks, kaip ir sakėm, buvo aiškus pusfinalis. Bet šiaip, jeigu klausimas buvo dėl ko gaila, tai man tiesą sakant nieko. O nėra taip, kad Juodkalnija dabar turi ilgiausią nepatekimo į finalo streiką?
Istorijoje? Dabar esama. Dabar Dabar tai jo. Va čia reikėtų jau žiūrėti, jau pasikelt dokumentus, reiktų visus istorinius. Tai man vien dėl to labai gaila, nes man, kaip Dėl praeitą kartą šalies. sakiau, kad labiausiai patiko iš visų Juodkalnijos dainų, net ne todėl, kad čia jinai labai gera buvo, bet todėl, kad man šiaip Juodkalnijos dainos ne prie širdies ir aš taip nuoširdžiai sirgau, kad kaip būtų faina, kad jie pagaliau patektų į tą finalą, kad negalvotų apie pasitraukimus kažkokius, kad toks mano vidinė empatija dindo. Bet aš vis tiek galvoju, kad jie buvo 11 per kokius 3 taškelius per plauką. Pakėliau popierius ir iš to, ką pamenu, man atrodo, anksčiau ilgiausią stryką nepatekimo turėjo Nyderlandai. Nuo 2006 iki 12 nekarto 8 kartus iš eilės nepatekė į finalą. Ir 2005 irgi, nuo 2006 sakai. Jo, 2005, sorry. Tai man atrodo, kad čia buvo anksčiau ilgiausias strykas, bet galiu klysti. Dabar Juodkalnija 7 nepatekimas iš eilės. Pralenkė Latviją ir Sakartvelą, kai buvo nepatekę nepatekę iš iš ekskursijos. Jo. Blemba, nenorėčiau, kad jie pasitrauktų. Ir tas jų nacionalinis atrankos finalas ten rugsėjo pradžioj beveik perkeltinė prasme truputėlį faina yra, nes gaunam jau kažkur, jau pasikūrė tas sezonas anksti. Tai tikiuosi, kad nebus bėdų. O paskutinis Sakartvelas čia turbūt nėra ką diskutuoti, greičiausiai nelabai įmanoma, kad kažkas kitas užėmė tą. Nors šiaip mes dažnai nustembam, kai pamatom pusfinalių rezultatus ir tai, kas ten jau gale buvo. Dažnai nustembam. Gerai, manau, kad su vakar tiek, judam prie to, ką šiandien jau matėm. O šiandien mes matėm antro pusfinalio generalinę repeticiją. Prieš tai žodis mūsų rėmėjams ir tai yra mūsų kontributoriai. Ačiū Jums labai, kad esat su mumis. Didžiausi Jums linkėjimai. Neturim kitų rėmėjų YouTube savo, turim tik tai portale. Tai Jūs esat tai, kas padedat mums būti čia vienoje. Tai labai Jums ačiū ir kviečiame ir kitus žmonės prisidėti prie paramos Eurodienai. Ir antra generalinė repeticija. Smagus klipukas pradžioje, kuris lygiai taip pat kaip ir vakar visi beveik intervalai ir visa kita buvo per ilgas. Kur tau smagu, faina, okei, ir tada jie tą bairį per ilgai kartoja, visi iš jo ten dar meldžia kažką, vis dar ir dar, iki kol atsibosta. Jo, jeigu pamenat, tai Malmės antram pusfinalį irgi labai panaši buvo idėja, kai vedėjos pradėjo dainuoti nugalėtoją dainą iš soliariumo. Ir ten truko, turbūt, minutę. Kai tuo tarpu rytojaus pusfinalio pradžioj vedėjai atliks JJ, nežinau ar dainavo, bet dainavo lygiai. Ten klipukas buvo, man atrodo. Žodžiu, atliko pasirodymą ir jisai truko labai ilgai. 7 turbūt minutės kokias. Taip, žodžiu, beveik visas openingas su visais televautų paaiškinimais, tai jo pritariu, kad galbūt čia toks tas austriškas, vokiškas humoras. Galbūt, jo, mačiau nemažai kritikos vedėjams ir visam skriptui, visi čia jau sutinkam, kad tikrai nekalbant apie dainas ir tuos pasirodymus konkursinius, tikrai kol kas silpnai Eurovizija atrodo šitą, sakau, vedėjų prasme, tų interval aktų ir panašiai. Atvirukų. Aš bent jau labiausiai išskirčiau. Jo. Gerai, bet einam prie geresnių dalykų, truputėlį mūsų nugalėtojai šito pusfinalio, prie Spolo irgi dalyvavom jau, bet dar kol kas neturim. Pradėkim turbūt nuo to, kur liktai mažiausiai nesutinkančių iš mūsų buvo. Rumunija? 3-4, jo. Rumunija, choke me. Man tik kas įstrigo, į thumbnailą įdėsim šitą. Jo, šiaip įspūdingai ir atrodė, ir arena buvo labiausiai išsivedus. Ir buvo Rumunijos, man atrodo, ten vietinių nacionalistų, šitas žodis. Gerųjų nacionalistų. Kur aš paskui nusivyliau, kad jie paskui visi išėjo po Rumunijos pasirodymą. Tai man pasirodė nemandagu. Taip? Nemandagu. Su kuo lyginai? Ar mes vėl norim veltis? Tai jau įsivelti. Ar mes vėl norim veltis? Ne. Palyginau su viena atlikėja iš šių metų Lietuvos atrankos, kur buvo mūsų atrankoje panašus atvejis. Jau įsivėlė. Tai, bet jo, atrodė įspūdingai, mes plojom atsistoję, man atrodo, net
visa arena net pakilo, man atrodo, visa tų mūsų medija žmonės suvesti tą gardą, visi plojo. Jo atrodė įspūdingai ir man atrodo, niekas man neprieštarautų, kad čia buvo vienas iš įspūdingiausių pasirodymų vakaro. Aš galvoju, šiemet 3 šalis grįžo, ar ne? Taip. Tai Rumunijos tikriausiai stipriausias grįžimas, nors ir visos šalis grįžusios. Visos labai geros. Jo. Bet rumūnai turi tą, tarkim, yra tas labai jau smagus jaunatviškumas visų atlikėjų ir man labai primena Maneskinus, ar jų čia tas identitetas panašus su italais, bet labai jie tiesiog gyvena tuo. Aleksandra visiškai nesitaupė, nors tai pirma generalinė, bet viską atliko kaip gyvam pasirodymui. Tie visi muzikantai irgi šoko, ten sukosi. Žodžiu, labai primena Maneskinus, nuoširdus atlikimas. Daina man labai patinka, pasirodymas dinamiškas. Ten kaip ir matėm, tam klipuke išnaudojami tarsi tos virvės, tos ledinės tokios. Man patiko, labai fainai. Austėja, ir apie Rumuniją, bet jau tada dar link kitos galim turbūt nugalėtojos mūsų visų Čekija. Tai apie Rumuniją apskritai man tikrai labai įdomu buvo žiūrėti visą pasirodymą, matosi didelė ambicija jų visos delegacijos, jie taip tikrai grįžta su trenksmu. Kaip Gabrielius paminėjo tas virves, tai tikrai irgi galiu iš karto išduoti, kad jos yra nuimamos ten paskui jau po pirmos minutės maždaug. Dar šiaip patiko tas, kad ir ten prie muzikantų irgi yra ten tokie motyvai, kur yra tos tarsi virvės linijos, tokios šviečiančios įvairių spalvų, ten raudonos. Austėjai šiandien virvės labai patiko. Rumunijai virvės patiko, Šveicarijoje virvės patiko. Toks virvių pusfinalis ir tikrai geri tie pasirodymai. Dar kas tikrai patiko, tai kad vokalas skambėjo užtikrintai, vat man kliūna dažnai tos operinės jos natos taip silpnai skamba, tai šiandien buvo gerai. Visada gerai. Bent jau arenai. Neklausykit. Tai va, matysim, kaip čia viskas visumonės, man kažkas su jos pasirodymais visada yra, kad gal ne iki galo, bet tai buvo gerai, čia tikrai reikia pripažinti. Labai toks, sakyčiau, dar vampyriškas, toks Drakulos pasirodymas, kaip priklauso Rumunijai. Exactly, jam galima. Taip, ir daina man labai patinka, beje, mano On Repeat ten yra pirmoji vietoje, man atrodo. Čekija. O Čekija, žiauriai gerai, man šiurpai ėjo visą dainą, vokalas visiškai nuostabus. Ir aš kažkaip jau, man atrodo, kažkas iš jūsų ten sakėt, kad mes ten nieko nematėm per propsą. Tai kažkaip po ypač tų paskutinių natų, kurios ypač ten įspūdingai skambėjo, aš jau buvau net ir pamiršus tą, kad tą tokį savo šiokį tokį ir susierzinimą, kad aš nieko nemačiau prieš tai. Kad antiek vokalas geras, kad kažkaip viskas atrodė žiauriai gerai. Na ir plius žinoma, tai nėra areninis tas pasirodymas dėl to, kad prastai matosi, bet aš manau tikrai bus su tais visais veidrodžiais padaryta įspūdingai. Ir fainas ir ta pabaiga, kuris išlenda iš tų veidrodžių, ten pasikeičia spalvos į tokias daug šviesesnės. Tai labai gražiai viskas padaryta, tik vėlgi, kaip jau esu sakius, aš bijau, kad čia toks komisijos, jeigu nenugalėtojas, tai kokia 2-3 vieta, žiūrovų gal net ir 0 taškų. Norėtųsi tikėti, kad ne 0, nes aš pripažinsiu, aš turėjau labai nedaug winner vibesų šių metų Eurovizijai. Graikija buvo winner vibes, Rumunijos repeticijos klipukas buvo winner vibes, bet šiandien nebuvo per repeticiją, man labai patiko, bet nebuvo winner vibes. Ir buvo Čekija winner vibes man, nes, nežinau, ar čia Gerūta linkėjimai užbūrė mane tiek gražiai prišnekėjus apie Danielį apžvalgoj, bet tikrai taip prikausto, jo balsą klausai tu ir tau taip, kažkokį tokį jausmą tu patiri, tai tiesiog gera klausyti. Tiesiog taip užtikrinta ir profesionalu, taip ramu. Pats tembras jo toks gražus. Taip, ir pasirodymas labai gražus, aišku, kaip ir sakėm, nežiūrint arenoje. Mūsų pačius pirmosius bei įspūdžius iš šitos repeticijos galite Instagram'e storiuose rasti, kur iš karto po pasirodymų pakomentuojam. Truputį dainos vidury yra toks, sakyčiau, Benjamino Ingrosso momentas, kur tu pavargsti nuo to, kad neatrodo kaip scenos pasirodymas, atrodo kaip klipas padarytas. Bet tik spėjau aš pagalvoti, kad man čia kažkaip nuobodoka gal ir tada sprogo viskas per kulminaciją. Ir vėl buvo fantastiška, ir vėl buvo winner vibes. Jo, aš irgi norėjau pasakyti apie tai, kad
vidury tarsi pabosa, nes viskas, sukasi tam, yra ta dekoracija toks tarsi veidrodžių ratas. Žiūrovai arenai nieko nemato, nes viskas vyksta tik viduje ir tarsi jau po pirmo priedainio vėl tas pats nurimsta, vėl plaukia ta daina ir nieko nevyksta, bet pačiai kulminacijai visiškai viskas išsprogo, dingo visa tamsa, nusidažė LED ekranai, tokia labai graži holograminė spalva. Tokia gelsva, balta, rausva, žodžiu, labai toks ryškus pokytis kontrastui ir įspūdingas vokalas, kur visiškai gali būti komisijų viršuje ir tikrai pelnytai. Man asmeniškai ta daina nėra mėgstama, aš nesu, kad jos klausau, bet būtent scenai ir būtent šitam pasirodymui su to išsprogimu labai gerai apgalvotų tikrai tinka. Jo, šiaip arenai ten gerai ištaškė. Aš šiaip nesu baladžių fanas, toli gražu. Dažniau net jų nemėgstu negu mėgstu, bet čia man atrodo buvo turbūt antra mėgstamiausia baladė po 20 metų Bulgarijos. Tai va, toks reziumė. Tik tai su Čekija turbūt yra tas dalykas, ką mes ir kalbam, neaišku kaip vertinti žiūrovai. Nes labai sunku įvertinti, nes tokia šalis, kur labai sunku su to televautu, kaip gali subalsuoti žmonės. Manau, pusfinalį tikrai pajaus žmonės ir komisija pakankamai prabalsuos. Vat finale klausimas, ar nebūtų Šveicarijos praėjusių metų likimo. Bet, bravo Čekija. Bravo Čekija, norisi didinti irgi tempą truputėlį mums, nes matau, kad už 15 minučių gali būti, kad mus išvarys čia. Tai jungiam greitai dvi šalis, kurias nurodėm kaip winners mūsų, bet kurių, sakyčiau, pasirodymai mažai skiriasi. Tai yra nuo to, ką jau buvom anksčiau matę. Danija ir Latvija. Austėja čia, o gal kaip tik padarom bairį ir neduodam Austėja išnekėti apie Latviją. Ne, tiesiog trumpai. Aš, pavyzdžiui, visiškai niekada nebuvau Latvijos fanas ir man, tiesiog ne mano daina, bet šiandien visam pusfinalio kontekste, aš net neatsimenu po ko ir kaip pasirodo Latvija, koks ten yra tas running orderis. Prieš Daniją po Austrijos. Po Austrijos, o kas dar prieš Austriją buvo? Kipras. Vat kažkaip po šitų tokių trankių pasirodymų su, atsiprašau, Arnoldai, ryškiais minusais, tam tikrais, ne išvaizdos minusais, bet vokaliniais minusais, pamatyti Latviją man buvo didžiulė atgaiva. Kažkaip taip aš pasijaučiau. Ir prisiminiau, kad pernai mes su Tautumėtas panašiai jautėmės, kad buvo toks momentas, kad mums patinka, bet turbūt, kad nieks neįvertins ir tada pamatėm visam kontekste ten, kaip arena sudrebėjo nuo tų Burman laimė. Ir tada buvo toks, wow, tai kažkaip dabar pradedu galvoti, kad gal Latvija gali patekti. Bet kalbėjau su ESI Tomu, jisai sako, o ką Latvija turi, ko neturi Čekija. Jis palygino šitas dvi šalis. Kad Čekijos daina prieinamesnė, vokalas toks pats geras, pasirodymas geresnis ir įdomesnis. Ir tada vėl pradėjau abejoti, tai nežinau. Šiaip, jeigu taip sakykime, kalbant apie kažkokius objektyvius, tarkim, Latvijos pliusus prieš Čekiją, tai gimtoji kalba. Ir sakyčiau žinutę. Niekam nerūpi. Gal nerūpi. Sadly. Ne, jo, gal nerūpi, bet jeigu jau kalbant, kad kažkas yra, tarkim. Bet jo, čia faktas, kad aš čia nesu objektyvi dėl Latvijos, aš pusę pasirodymą praverkiau. Buvo tiesiog nuostabus jausmas tą dainą išgirsti gyvai. Pamatyti tą visą pasirodymą, kuris man jau toks savas yra tapęs. Tiesiog visiškai nuostabu. Labai jautru, gražu, labai tikiuosi, kad bus finale. Tai turbūt ir tiek. Man Latvijos pasirodymė, kas patiko, tai ten per vidurį dainos yra tokia labai aukšta viena nata ir LED ekrane parodomas stiklinė, kur ir atskleidžia, turbūt ten kažkaip parodomas tas dužimas tų šukių ir tada prasideda visas sukimasis. Tai va čia, kur aš toks buvau, wow, toks ta nata taip suveikia ir ta stiklinė, tada supranti, kad čia yra to šūkės iš jos. Ir to vietoj dar labai gražiai lempos taip įsijungia per visą sceną, taip tokiu ratu apeina net ir, sakyčiau. Ir aš perspėju žiūrovus, Latvijos pasirodymai yra 2 jumpscare'ai, per kuriuos aš krūptelėjau tiesiog ten, man atrodo, ta stiklinė ir dar kažkas buvo, kur aš tiesiog ten nesitikėjau.
Jo, o dar prieš Latviją buvo ne tik Austrija, bet buvo Kipras, Šveicarija, Armėnija. Ir vat man po šitų vat, būtent 4 dainų kažkaip labai Latvija sužibėjo. Šiaip apskritai pusfinalis tokio lėtesnio tempo palyginus su pirmu. Ir visi nameliuose savo kažkokiuose, visi savo apsupti kažkame. Bulgarija turi savo kambarį, Azerbaidžanas turi ten savo for fun tokius šešėlius kažkokius. Nu, Rumunija tada biški ir Liuksemburgas kitaip. Čekija apsupta, Armėnija lifte. Kažkas ant stalo, Šveicarija ten tarp virvių kažkokių, tai Latvija irgi tą tokį turi, Danija tada akvariume, Australija, Jesus Christ, pakalbėsim toj, Malta irgi visa tokia užsidarius. Nu, žodžiu, daug Rozalin šitam pusfinalį įkvėpimo. Danija, aš nežinau, manau, kad labai trumpai, Gabrieliau. Aš iš pradžių pagalvojau, kad daina yra atnaujinta. Ir man pasirodė, ir galvojau, vau, koks geras kaip. Tu neprivalai šito skelbti dabar, nu mes turėjom incidentą su Gabrielium. Jo, žodžiu. Nes mes filmavom stories ir jisai sako, koks geras revampas ir sakau, koks blėt revampas, atsiprašau. Ir tada susikonfjuzinom labai ir tada nepaskelbėm to storio, bet jau dabar gali kalbėti, ar ne? Aš už Daniją balsavau prieš Polę, nes mane labai nuoširdžiai nustebino. Aš nebuvau dainos fanas, nebuvo, kad klausiau, gal ir yra, kad čia 4 kartas kokį, kad aš išgirdau tą dainą, bet man pilnas paketas labai patiko. Tiek viskas atrodo labai švariai, bet kartu ir su emocija, tai tiek ir vizualiai, tiek ir vokaliai viskas nuskambėjo puikiai. Akvariume stiklą nuvalė, įdėjo ledus gražius, ten ta prasme dabar šviečia tam ekrane iš kampų ledai įvairiom spalvom. Nu, tas pats pasirodymas, bet paglaupintas panašiai kaip Lietuva irgi. Tas pats pasirodymas, tik gerokai geriau. Bulgarija man labai patiko, wow, koks tempas, kaip greitai viskas, kaip fantastiškai. Austėjai nepatiko vokalas kažkodėl, tai, bet aš tai nematau, kur ten kas buvo problemų. Nes man jinai nuo pat pradžios atrodė padusus. Ir pirmą priedainį net nedainavo. Tai man toks, nedainavo, tai čia pasirinkimas, tarkim, bet šiaip tas padusimas, apskritai arenui dažniausiai viskas skamba gerai, plius minus. Tai man vokalai kliuvo realiai Bulgarijos ir Kipro. Tai man atrodo, jeigu jau arenui taip girdisi, tai jau kažkas yra ne visai gerai. Aišku, tikimės, kad ten susitvarkys ir taip toliau, dar pamatysim, kaip skamba jau per ekraną, bet man tikrai kliuvo, o šiaip, net nežinau, net ir aparto man kažkaip taip keistai man susižiūrėjo, man geriausia dalis gal tai ir buvo, kur pabaigoj, kur matėm jau ankstesniam tam klipukė, kur tikrai jau ten atlikėjai išsitaško, kur tikrai labai gerai šoka, kad šoka jinai gerai, tai tikrai neneigiu. Tai va, o šiaip net nežinau, ir net reikėjo ten to viso namo. Reikėjo, aišku. Man tai ten viskas patiko, ta prasme, ir čia pradėjo, man atrodo, nuo Bulgarijos jo, tai čia, man atrodo, labai geras pasirodymas pradėt vakarą. Ir šiaip labai įdomu bus pažiūrėti, kaip atrodo telikai, nes ten visą laiką kažkas sukosi, daug visokio veiksmo vyko, ir šiaip nesuprantu, iš kur rytų Europą tiek pinigų gauna. Ta prasme, Moldova on fire, Rumunija, Bulgarija. Gal jas taip sugrąžino į Euroviziją, sako, jūs tik grįžkit, mes jums viską duosim. Gal, konspiracijos teorija, bet man tarkim, klausant tik audio, tai kažkiek pabosta, bet arenui žiūrint, ta prasme, visiškai neprailgo laikas. Ir aš dėjau Bulgarijai savo šiandienos prieš Polę top 3 drąsiai. Aš irgi prie Rumunijos ir Danijos balsavau už Bulgariją. Man atrodo, kad Bulgarija su Danija labai panašius pasirodymus turės, nes Bulgarijos tame namuke irgi vyksta veiksmas, kad daro šoką su šokėjomis 4 ir ten labai gražiai mainosi tarp kėdžių, žodžiu, visą tą scenografiją. Tik tai, kad pasirodymas gana tamsus pasirodė ekrane, kurį mes matėm. Vokalas tikriausiai nebus pats stipriausias, bet, ta daina tiesiog, čia banger, čia bangaranga yra tiesiog viskas apie tai. Energija, bet, žodžiu, buvo tas, kai žiūri Eurovizijoje, tas labai svarbus pirmas įspūdis, tai man būtent tos 3 šalys ir buvo stipriausias. Labai stiprus Bulgarijos, sakyčiau, pasirodymas. Ir tada apjungim gal tas 2 favorites, kaip ir pusfinalio, kurias mes irgi prie nugalėtojų įdėjom. Australija ir Prancūzija. Australija. Kaip sakytų ten? Sakiau, kad tiktų Elzai iš Frozen perdainuoti. Labai tiktų tame filme. Ir mes pasiruošę.
Australijos pasirodymas primena, kas yra tikroji Eurovizija. Exactly. Visiškai. Jeigu San Marinas turėjo tai pirmam pusfinalį, tai turime Australiją antrame. Tai yra mano mėgstamiausia šių metų daina ir aš palaikysiu Australiją iki pat finalo ir tikiuosi, kad komisijos irgi vertins, nepaisant to galimai sukurto pasirodymo, nežinau ar kičo, bet Daug kičo ten. tiesiog tokio eurovizinio kičo, bet pirma mintis tai buvo tokia, kad vokalas nustelbė viską, kas buvo iki tol. Ir pasirodymo pradžia, tokia kaip ir matėm tam klipuke, vėliau Delta keliauja catwalku iki fortepijono, tuomet gauna į veidą didžiulį dūmų sūkurį, kurio visiškai nesuvaldo. Tiek dūmų kaip ir per Sakartvelo 2015 pasirodymą. Jo, grinai, ir vyko Vienoje. Taip. Turim lygiai tą patį momentą. Ir Uždūmijo Austrai. Ir Justas pastebėjo, kad čia būtų visiškai toks parodinis klipas, jeigu taip ir liktų, kad Australija gauna į veidą tos visus savo dūmus, ekrane iš viso nieko nesimato, kokius 30 sekundžių, kol jį groja, bet sudainavo tobulai. Tai Ir galiausiai užlipa ant fortepijono ir iš jo kyla į viršų. Nu, jeigu tai nėra Eurovizija, tai kas tada yra Eurovizija? Ir aš buvau truputį sunerimęs, kai jis užlipo ant to fortepijono, labai ilgai tvarkė jo suknelę, nes jis turi daug tokių medžiagos dalių aplinkui, kur atrodo kliūna tam pritvirtinimui, kad ji neišgriūtų. Tai įdomu bus pažiūrėti vakare, ką rodo tuo metu, kol ją ten tvirtina su apsaugomis, bet tiesiog sveiki sugrįžę į Euroviziją ir dar tokia mintis apibendrinimui. Vakar daug žmonių irgi Lietuvoje socialiniuose dalinosi, kad kokie prasti pasirodymai, kaip niekas nepatiko, labai daug negatyvo ir aš galvoju, kad būtent su Australija ir yra tai Eurovizija, kas man asmeniškai labai patinka ir ko aš noriu, nes primena visas divas, Karolą, visas legendinius pasirodymus, kurie groja tiek ir Euroklube, ir rodomi Eurovizijoje kaip prisimintini momentai. Tai ačiū Deltai, ačiū Australijai už šį pasirodymą. Tai žodžiu, esu... Bravo. Taip. Bravo. Austėja, manau, apie Australiją gal tiek nesakau, labai spaudžia laikas, čia vaikštinėja kažkokie žmonės. Prancūzija, tau sakei nelabai, man pavyzdžiui patiko. Man labai patiko pati pradžia pasirodymo, kur apšvietimas toks tarsi pagal ritmą instrumentalo, ten tų tokių dramatiškų smuikų. Tai ten tikrai buvo gražu. Tikrai neturiu priekaišto ten atlikėjai, nei jos vokalui, nei tikrai ir juda gerai. Bet apart to, man visiškai yra atmetimo reakcija visai šitai paraiškai. Tai daina yra parašyta tik balso rodymui ir tik pridėta daug dalykų, kur ten, tarkim, žmonėm patinka, bet man tai visiškai nenuoširdžiai skamba. Čia, žinau, jūs tai tu sakė apie ten Slimaną, gal kažką į tą pusę ten ir panašiai, bet man čia ypač toks, man patiko kiti Prancūzijos pasirodymai anksčiau, bet aš tiesiog, nepagaunu kažkaip, sakykim. Ir jo, ką žinau, gražiai, ten tie dūmai, tie šokėjai, pati atlikėja, bet ir tiek, ir niekur nenueina nuo to. Viskas visiškai sufabrikuota, viskas padaryta taip, kaip ir turi būti, bet atrodo gerai, nepasiginčysi, ne? Ne, atrodo gerai. Man Prancūzija patiko, nes pagrindinis propsas pasirodymai yra jos balsas. Nėra perkrauta, nėra, kaip tarkim, Australija turi labai galingą vokalą, bet ten daug visko yra, ten ir arfa yra, ir mėnulis, ir užtemimas, ir pakilimas, o Prancūzijos nėra tų... Jie tiesiog po truputį eina į priekį scenos. Ir tas vokalas labai, žodžiu, neatsibosta. Vis šokiai papildo, man Prancūzija patiko ir tikrai viskas sukurta pagal formulę, kuri pasisekė jau 2 metus iš eilės. Ir turėtų... neaišku, kaip čia šiemet bus. Tu sakei laimės Prancūzija prieš tai. Ar dabar pakeitė nuomonę? Aš dar vis taip sakau. Apie propsus kalbant, jos plaukai yra geras propsas. Niekas tokių neturėjo. Tai aš vis dar laikaus nuomonės, kad, manau, gali laimėti ir nesupykčiau.
aišku, nieks man šitam pasaulyje nepritarė, bet aš manau, kad čia yra geriau ir už Nemo, ir už JJ. Man. Nepritariu. Aš šiaip galvoju, jeigu būčiau komisijoje, rinkčiausi ar tarkim finale, ar šio pusfinalio kontekste, ar balsuoti už Čekiją, ar už Prancūziją, aš balsuočiau už Prancūziją. Man labiau jisai atrodo toks likeable negu Čekas. Nu, aš asmeniškai tai už Čekiją labiau balsuočiau. Aš irgi už Čekiją. Prie nugalėtojų, mum bekalbant, aš supratau, kad mes pamiršom parašyti, ir čia bijau, kad blogas ženklas yra Albanija. Mum visiems patiko, bet mes pamiršom parašyti Albaniją. Albanijos buvo tamsus pasirodymas, buvo mama scenoje. Turbūt, nežinom ar jo mama, ar kažkokia tai kažkino mama, bet buvo. Jeigu atvirai, man gal toks buvo, kad buvo daug tokių trankių pasirodymų, tada buvo man labai daug emocijų sukėlęs Latvijos pasirodymas ir aš bent jau gal kažkaip jaučiausi pavargus jau per Albaniją, kad viskas ten labai gražu, bet man irgi, taip jeigu paklaustų, kas labiausiai patiko, nebūtų Albanija ta pati pirma ten, ar ten antra kažkaip, tiesiog toks. Aš dėl savo albaniškų šaknų tik tai balsavau už Albaniją Prespolę, kurių neturiu šaknų. Aš manau, kad čia gal tas dalykas, momentas, kad Albanija, Eurovizijoje yra Albanija, jie turi savo tą braižą ir... Jie neturi raudonos spalvos. Pirmą kartą visatos istorijoje turbūt. Yra buvę, Ronela. Ne, aš juokauju, bet... Jo, bet Albanija yra Albanija, kur aš manau, kad tikrai pasiseks ir man labai smagu matyti, kai komisijos Albanija įvertina, bet čia turbūt tas tiesiog geografinis dalykas, kur Lietuva, turbūt neduos Albanijai. Kaip Albanija neduoda Lietuvai, tai... Gali, geografinis, tiesiog visiškai kultūrinis toks skirtumas didžiulis. Nors man irgi labai patiko, labai dramatiška. Dabar dar mintis, kad iš tiesų mes tokių baladžių stiprių yra šiam pusfinalį. Čekija, Latvija, Albanijos visos tamsios, visos juodos. Ir iš tų visų trijų gal labiausiai net ir Čekija išsiskiria, nes tas finalas toks spalvotas. Jo. Gerai, manau, kad po sakinį apie mūsų pralaimėtojus pasakom. Pasigalvokit, čia kadangi yra parašyta Norvegija, Šveicarija, jau You have this room, right? Yes, please. Okay, 5 minutes to finish, if it's okay? Yeah. Okay. No more than 5 though. Yes, okay. Gerai. 5 minutės turim pabaigti. Mūsų pralaimėtojai – Norvegija, Šveicarija, Liuksemburgas, Armėnija ir UK. Norvegija žiauriai prastai sudainavo, tarsi visiškai pro šalį pjovė ir prastai skambėjo. Šveicarija visiškai jaučiausi kaip žiūrėdamas Televauto paskutinę vietą, net nežinau, ar už Azerbaidžaną nežemiau. Komisija gal kažkiek patrauks, bet ne, daugiau nieko. Liuksemburgas, Armėnija, viskas buvo kur tipo ok padaryta, bet nepaliko jokio įspūdžio galiausiai. UK buvo žiauriai cringe. Ir dar reikia apkalbėti Kiprą. Prieisim dar tuoj prie šitų greitai, bet šitie... Nežinau, gal užtenka tada apie šitus loserius. Aš labai trumpai. Man Šveicarija patiko, labai gražu viskas buvo ir UK turėjau mintį, kad tai yra toks Des Samson iš 2006 ir Ginos G iš 96 vaibas. Pirma pusė minutės UK buvo visai įdomi, o tada kuo toliau, tuo blogiau ten viskas yra. Ten viskas gan įdomu, tik nežinau, ar taip sakant, gerąją prasme, pats atlikėjas toks tiesiog gal, nežinau, netgi ir savo batose iš tikrųjų. Taip. Kipras, Arnoldai, 2 žodžiai. Viskas yra ir bus gerai su to Kipru. Heiteriai vėl sako, kad ten blogas balsas kažką. Aišku, man gal biškai ten pritrūko kulminacijos, bet pateks, viskas bus gerai. Mes šiandien ją matėm media centre, kiekvieną dieną atrodo visus spūdingiau, taip kad viskas bus gerai. Buvo su timpom šiandien spaudos centre. Galėtų būti Kiprui vienas trūkumas ryškus, kad nelabai yra back vokalų. Nei įrašytų, nei už scenos. Tai labai pastiprintų Antigonės vokalą, tai turbūt šitas, bet išvaizda pasirodymas, stagingas Baptistės puikus, šaunus. Biškai reikia su vokalu padirbėti, bet finale turėtų būti. Malta mes prie tų, dėl kurių ginčiai mes nurodėm, nes vieniem patiko, tas sakė Arnoldas, sakė, kad buvo įdomu žiūrėti, bet nežinau, ar to reikia. Jo, o man toks jausmas buvo, kad ar tau, Aidanai, tikrai viso šito reikia? Ar tau šita daina yra tiek prasta, kad tau reikia viso to rato, tenai ne ratas sukasi aplink jį dainos gale, kas iš klipuko atrodė, jisai sukasi tame rate, ten crazy. Tai nežinau, Malta nepadarė didelį įspūdžio. Man buvo toks jausmas, kad pasirodymas užgožė dainą, kad yra visko tiesiog labai daug ir tai nepadeda kažkaip dainos žinutės atskleist. Atrankoje buvo daug geriau. Taip, ir Ukraina
Viskas good. Viskas gerai su Taip, Ukraina, taip. nenukrito ten kažkokios tai klostės. Puikus balsas. Ir viskas gerai. Puiki Bet daina. baigiam. Viskas, ačiū, like, subscribe ir žiūrėk ir visą kitą užleidžiam kambarį. Iki. Thank you. I'm sorry. We've gone into your house.